Taigi retorikoje kalbėtojo įvaizdis vadinamas etosu. Kalbėdami apie etosą mes turime atsižvelgti į 3 dalykus. Pirma, mūsų etosas turi būti teigiamas. Tai ne visada yra lengva, nes auditorija gali būti marga ir jos požiūriai labai skirtingi. Vieni vertins jūsų temperamentą, erudiciją, išsilavinimą. Kitiems rūpės, kaip jūs judate, ar tvarkingi jūsų rūbai, o treti galvos visą laiką apie tai, ar jo ten plaukai išplauti ir panašiai. Neįmanoma pateikti visiems priimtino tinkamo etoso. Iš kitos pusės gal to ir nereikia daryti, nes mėgindami įtikti visiems, jūs tapsite bespalvis ir beskonis. Antra, jūsų etosas turi derėti su kalba, su jos tikslais, su žanru, o ne ją griauti. Jeigu jūs sakote bažnytinį pamokslą, tai jūsų etosą turbūt apibūdinsime tokiais žodžiais kaip užjaučiantis, palaikantis. Jeigu jūs kalbate prieš kariuomenę, jūsų etosą apibrėšime žodžiais įsakmus, ryžtingas, ginantis, patikimas. Jeigu jūs kalbate prieš veganų auditoriją, niekas neturėtų sukelti jiems tokio dvejonių, kad jūs po to išbėgęs restorane užsisakysite jautienos išpjovą. Tai tikrai sugriautų jūsų etosą. Trečia, nepamirškite, kad auditorijos susikurtas įvaizdis jūsų etosas yra, dažniausiai sunkiai pakeičiamas. Etosą formuoja 2 dalykai. Tai objektyvus portretas ir statusas. Objektyvus portretas tai jūsų, kaip minėjau, išvaizda, jūsų temperamentas, jūsų balso tembras ir panašiai. O statusas tai yra jūsų kalbėtojo santykis su auditorija. Ir jis gali būti labai įvairus. Aš galiu būti prieš jūs kaip vadovas prieš darbuotojus. Aš galiu prieš jūs būti kaip mokytojas prieš mokinius. Aš galiu būti kaip vestuvių piršlys vestuvėse. Ir sutikite, jeigu mes tą pačią kalbą netgi sakytume visais 3 atvejais, tai klausytojų reakcija būtų nevienoda. Etoso suvokimas kito. Antikoje Aristotelis sakė, kad etosą kuria vien tai, ką kalbėtojas sako. O garsus atėnų kalbų rašytojas Isokratas manė, kad etosas yra kuriamas visą gyvenimą. Šis pastarasis požiūris priimtinas ir mūsų laikais.